Šį kartą apie tokias gręžimo stakles. Šiuo atveju yra Kinpop gamintojas, nors kiek mačiau yra ir Dedra, ir Nutul, ir dar kažkeli gamintojai gamina analogiškai panašias stakles. Turiu aš jas nuo 2004 metų, tada su akcija mokėjau 125 litus senukuose. Dabar jas kainuoja šiek tiek brangiau, ką aš apie jas galiu pasakyti. Jos yra tokios vidutiniškos, namų sąlygoms gal ir užtenka sėkmingai naudoti jau kiek metų, bet turi ir, aišku, geriau nei kad su ranka laikyti drėlę ir gręžti, arba tas yra stovas, kur drėlė įsistato, bet šiaip trūkumų turi gana nemažai. Turi 5 greičius, nuo 600 apsisukimų per minutę iki 2600. Keičiasi, kaip ir įprasta, perstant birželį. Toliau. Eiga paties krašto špindelio, taip sakant, yra 50 mm. Prisitaikant gyvent galima, bet, pavyzdžiui, tos tarybinės praktikas staklės turi 10 cm ir 100 mm eigos, ten jau yra daug geriau. Čia, išsivartai. Toliau. Visi šitos staklės ant kolonų stovi, jos nesikilnoja ir nesisukina. Kilnojasi staliukas. Leidžia čia varžtas ir keliasi. Dabar vėlgi dar yra atsileidžia ten apačioje varžtas. Čia yra nurodyti laipsniai. Galima staliuką pasukti tam tikro kampu. Nors aš jo niekada ir nesukinėjau. Yra vienas iš minusų. Tas staliukas, jeigu įsiremi grąžtu šiek tiek stipriau, jis linksta žemyn, yra padarytas per silpnas. Todėl, kaip matote, aš čia kažkum tai taip, kitaip kažką pasidedu, pasiramstau, atsiremiu. Toliau, variklis yra 350 vatų. Gana silpnas, jeigu didesnių grąžtų, sakykim, 10 kokia ar 13-12 mm. Strigdo, iš karto variklis stoja. Yra pavojus, kad galima susideginti variklį arba prabuksuoja diržas. Dabar vienas dalykas. Įjungimas. Nežinau, koks idiotas galėjo sugalvoti tokio vietoje pritaisyti įjungimą ir išjungimą, juo labiau stopą. Dabar, sakykime, kairė ranka laikoma, aišku, detalė, arba detalė dažniausiai, jei mažesnė detalė, tai laikau ją spaustoje, dešinė ranka, aišku, gręžiama. Dabar stringa grąžtas, sakykime, pradeda buksuoti diržas arba iš viso sustoja variklis. Tai įsivaizduokit, dabar čia kažkur ras tą išjungimą. Tai yra panašiai tas pats, kas kelnis per galvą nusimauti. Ačiū Dievui, dar kažkas susiprotėjo įstatyti, va. Čia tokia apsauga. Jeigu tam, kad pakėlus dangtelį nesisuktų variklis, nieks neįkištų pirštų po diržu. Tai dar yra toksai išsigelbėjimas. Čia buvo varščiukas. Prisisukdavos apsaugai, jį reikia išmesti tą varščiuką, jis yra tiesiog nelabai reikalingas. Kodėl? Nes kai strigdo diržas, pradeda buksuoti diržas arba stringa variklis, tiesiog šitą ranką gręžia staigiai per apsaugą, pakelia ranką apsaugą ir atjungia variklį. Taip apsaugojęs variklį daug kartų nuo sudeginimo arba tiesiog diržą, kad nesuplėšytų. Gręžia, strigo ranka, užtenka tik trupučiuką pakėlė ir viskas jau išsijungia. Dabar tai parodysiu. Sukasi. Jau atsijungi. Vėl įjungi. Iš karto stoja. Jeigu jis pakeltas, tiesiog spaudyk, nespaudys, nesijungi. Dar toks vienas priminusų yra eiga maža. Kažką aukštesnė nelabai vasidėsi. Dar galima šiek tiek sužaisti atleidžiant stoparinius varžtus ir pakelti šiek tiek į viršų, nors tai nėra ribota. Diržas yra varžtas, pasitraukia, variklis įsitempia gana paprastai, keičiant greitį.
Toliau dar vienas iš minusų yra, kad nėra reverso. Sukasi tik į vieną pusę. Tai trumpai tiek apie šitokias grįžimo staklytės, daugiau nelabai yra čia apie ką apie jas ir pasakot. Nu, susitiksim vėl kada nors, apie kažką pasikalbėsime.